Sveiki sugrįžę į Vargšiukų podcastą. Aš esu laidos vedėjas Danielius Končius ir šiandien turime 3 svečius ir vieną naują. Gerai, Adomai Gineiti. Labas. Kristupai Končiu. Labas. Ir mūsų naujas svečias, Lukas Taraškevičius. Labą dieną. Labas. Labas. Tai vienas iš mūsų komentarų parašė apie žemaičių tarmę, kad mes čia šnekėtume. Mes nei vienas esam žemaičiai, mes šiaip vos žinom, kur Žemaitija yra, ar jūs žinot? Ne. Lietuvoje. Nu, jeigu turim palangą, tada į viršų ir į dešinę. Gerai, supratau. Tai jo, aš sakau tokį žaidimą, kad mes pasakysim sakinį žemaitiškai pabandysim ir jūs komentaruose galit pabandyti parašyti, kaip turėtų girdėtis tas sakinys. Nes Kaip ištarti? Nu, kaip ištarti, jo, stengtis. Nes mes nesam žemaičiai, mes tik bandom. Gerai, pirmas sakinys. Ar galiu pieno ir duonos? Ar galėčiau pieno ir duonos? Adomai? Ar galėčiau pienas ir duonas? Gal taip šneko? Gal. Ar galėčiau pieno ir duonos? Gerai. Jo. Tu gali. Daug šmantos peins ir duonos. Gerai. Gerai, kitas sakinys. Labą rytą, ką jūs čia veikite? Labą rytą. O iš veikia. Labą rytą, ką tu čia veiki? Veiki. Aš nežinau. Bet jūs stengis. Kaip stengtis? Kaip vėl pasakyti? Labą rytą, ką jūs čia veikite? Labą rytą, ką veiki čia? Kaip jūs pasakyti? Labon rytom. Kuo jūs čia lakstot? Gerai, kitas sakinys. Atsiprašau. Ar norėtume eiti pasivaikščioti? Gerai. Ar norėtume eiti pavaikščioti? Ai. Eiti savo. Ar norėjai? Biškio oro. Ar norėjai? Ar norėtumėte, bet su manim vaikščiot? Ai, bet tu su manim vaikščiot dabar. Ai, bet čia. Jo. Tavo eilė. Nori tai palakstyt. Gerai, paskutinis sakinys. Ar ryte įsivalei dantis? Ar ryte įsivalėt dantis? Ar ryte įsivalėte dantys? Ar ryte išbušinai savo žaptus? Lėtai. Ar ryte išbušinai savo žaptus? Ką jūs dar? Ar ryte išlopinai savo dantyną? Jo. A, jūs kažką žinot apie Žemaitiją? Ne, nieko, realiai nieko. Pirmą kartą girdžiu tą žodį. Žemaitiją? Taip, pirmą kartą, šiandien pirmą kartą. Nu, žinau, kad čia vienas iš regionų Lietuvoje. Jo, o tu Lukai, tu gyveni Lietuvoje. Jo, aš buvau geras. Aš Kiek nieko. metų gyvenai šiaip? Daug. Jo. Ar biškį vandens? Bent jau 12. A, nu tai jo. Bent O tai kažką žinai apie Žemaitiją? Žemaitija, aš nieko nesuprantu. Nu, bet faktus gal. Nu, aš nieko apie tenas nežinau. Aš tik žinau, kad tai yra kažkokiu Žemaitijos reiteliai kažko. Nežinau. Reiteliai? Aš žinau žemaičių blynus. Jo, žemaičių blynai šiaip ir Jo. įsivaizduojamas. Ir Ir žemaitukai yra, man atrodo, Jo. jo. Dar kažką žinot? Nieko. Ne, kad tiek jisai šneka ir viskas. Aš žinau, kad žodis pradeda su ž. Lietuvių su lietuvių šneka, bet nieko nesupranta. Jo. Kaip Kaip su latvius neikėt. Jo.
Jo, kitas komentaras buvo, kodėl verta yra eiti lietuvių pamokėlę. Mes visi 4 einame lietuvių pamokėlę ir mes norim paaiškinti, kodėl mums patinka eiti lietuvių pamokėlę. Kirsvai? Dėl draugystės, tipo. Kad susitinkam. Gramatikos ant vainį, o ne. Oh my god. Atrodo. Tai aš einu, didžiausias motivatorius yra, kad aš einu, kad ten draugais yra, aš žinau, kad bus smagu, aš žinau, kad bus žiauriai smagu. Irgi biškai dėl, kad kažką išmokčiau apie Lietuvą, kaip gramatiką. Bet daugiausia motivacijos yra, kad aš būsiu su draugais. Tai čia man didžiausia motivacija. Tavo, kai nesenai pradėjai. Jo, tai irgi mano motivacija, kaip jis sakė, kad su draugais būtų. Bet ir kad nepamirščiau savo kalbos, kad dar daugiau irgi išmokčiau, nes, jo. Aš nelabai ant kalbų esu, bet jo, kad išmokčiau daugiau. Nu jo, aš irgi. Tam man patinka socialiai šiaip eiti, nes turiu daug draugų. Bet, jo, šiaipgi labai padeda lietuvių kalba šiaip rašyti su seneliais, arba šnekėti su seneliais, kai tu žiūri grįžti į Lietuvą. Tai aš tikrai sakau, tie, kur neina lietuvių pamokėlę, jie kažką missing out, nes žiauriai Bet čia viską apie, jeigu tu turi draugai ten. Nu, Jo. Aš dar turiu vieną dalyką. Nu jo, irgi, kad nepamiršti kalbos. jo. Jo. Šiaip, o jeigu jiems nepatinka, neverta, tai vienas dalykas, kur nebūtų verta, nes aišku, suprantu, sekmadieniais į mokyklą neįdomu eiti. 2 valandai. Jo, 2 valandas į mokyklą eiti, kad sėdėtum rašytų. Jeigu turi draugų, arba kažkokia ten kažkas, tai aišku, verta 100%, bet jeigu neturi labai draugų, aš tada suprantama, kad nelabai patinka tau eiti, nes mes patys esame 8-okai, jau vyresni. Škirušytas. Jo, tai mes vyresni, visi ten kiti yra mažiukai, nu, mažesni nei mes. Taip. Tai, kad mes dar einam ten, tai jo, tai biškai keista, bet einam. Smagu, Mes mažiesiam pavyzdį parodom. Jo, pavyzdį. Tai kaip Ernestas atsako. Jo. Jo. Norėjau dar paklausti, nes man įdomu buvo, nes daugelis šitų žmonių, kur žiūri, yra iš Lietuvos. Tai aš norėjau paklausti, kas būtų taip gero Lietuvoje būti, ar ir Danijoje būti, suprantat? Ai, kas yra plius ir minus? Jo, pliusai minusai Lietuvoje gyventi ir pliusai minusai Danijoje gyventi. Jeigu, aišku, jie norėtų įsikraustyti į Daniją. Tai pliusas į Lietuvą yra, kad ten žinai tikrai daugiau žmonių, jeigu tu nuo Lietuvos iki Danijos. Bet jeigu tu kaip naujas esi, sakykime, už kažkokios šalies, nei Danijos ir Lietuvos, tai skirtumas yra, kad Danija, jie turi didesnės, kaip čia vadinasi, mokesčių, manau, kad 5 procentų jie. Beveik jo. Jeigu tu uždirbi kažkaip pinigų. Bet be to yra labai daug nemokamų bibliotekų, eiti pas daktarą nemokamų. Taip, tikrai, bet. Taip. Jo. Ir Lietuva nėra tokia didelė ir žinau, kad Lietuva laimėjo praeitais metais už geriausią, už laimingiausią šalims jauniems pasaulyje. Bet jie irgi turi vienus aukščiausių, kaip čia vadinasi. Nusižudymų. Taip, pasaulyje irgi. Mes esame top 3, manau, 2 vietą. Keistas statistikas, bet jo. Tai kažkaip čia. Nu, aš, pavyzdžiui, tai žmonės, kur gyvena čia Danijoje, kur aš klausinėjau, jiems visiems labai patinka gyventi Danijoje. Taip. Jie visi yra optimistiški. Ir tie lietuviai, kur atvažiuoja į Daniją, irgi dažniausiai patinka, jeigu supranta daniškai ir išmoksta kalbą. Taip. Nes šiaip Danija labai gera šalis, rūpina šiaip tavim, bet aišku, aukščiai. Mokesčiai, jo. Kas yra minusas su Danija? Taip, su mokesčiai? Mokesčiai yra, bet ir kalba šiaip labai sunku yra išmokti. Ne, bet lietuvių yra sunkesnį išmokti. Ne, man atrodo lygiai. Ne, lietuvių yra sunkesnį išmokti. Sunkesnį, jo. Bet šiaip labai daug, nu šiaip labai brangu yra Danijoje, palyginus su Lietuva. Ne visur, bet pavyzdžiui, namai ir kiti dalykai šiaip... Na, čia irgi daugiau gyvena, nes Danija yra mažesnė šalis nei Lietuva, bet čia irgi gyvena kaip ką žinau. Apie 5,6 milijonų kažkur, gal daugiau beveik 6. Ne 6 milijonų? Kažkur ten jo, Artėjom prie 6. O Lietuvoje ten vienas kažkaip. Ne 2,3 ar kaip milijonai. Bet ten irgi daug didesnė šalis yra nei Danija. 2 kartus. Nu, tu žinai, pliusų minusų, nes tu ką tik atsikraustai į Daniją, tai... Tai pliusai. Danijoje pliusai yra, kad, tipo,
daugiau šansų gali gauti edukaciją, ne? Mokytis. Nu, tipo, Mokytis. jeigu, pavyzdžiui, išsimokai čia, pavyzdžiui, universitetą, ne? Išsimokai, tai gali visur naudoti tą diplomą. Jo. Jeigu Lietuvoje išsimokai, tai reikia Tam. vis tiek tenais, dar ir tenais didesnį, nes Lietuvoje toks mažesnis yra. Jo, nelabai visi užtikrinti, kad Lietuvoje teisingai. Ja. Ir čia saugiau biškai. Ir, tiesiog daugiau galimybių čia gauna. Taip. Mokytis ypač, ne? Ypač mokytis. Taip. Jo, čia daug žmonių atvažiuoja mokytis. Taip. Jo, tu pliusų minusų Kristų neturi. Danijai turiu pliusų ir minusų. Danija irgi, sakai, daug galimybių ir, ne taip jau lengva, bet mokykla irgi gan lengva būna, jeigu tu ten gerai mokaisi. Lengvės mokykla, žiauriai? Žymiai lengvesnis, sakau, namų darbų nedaug būna. Jo. Aš nežinau Lietuvos kaip ją su mokykla. Aš Su esu mokykla būdavo daug namų darbų. Žiauriai daug. Tu daug. įsivaizduok, nueini į pamoką ir tu išeini iš pamokos su krūvų namų darbų tiesiog. Kada beįsiu pamoką. O kiek valandų praleidi? Kaip tėvai pasakodavo, tai būdavo apie 3-4 valandas namų darbus darydavo. Taip, jie sakė, kad grįždavo namo, pavalgė ir darė namų darbą. Jo. Tenais ilgesnis tenais Pamokos. pamokos daugiau. Ilgesnės. Nes tarp kiekvienos pamokos yra 10 minučių pertrauka kažkokia. Kaip tu žinai? Jo. Bet, žinai, daug reikia mokintis Lietuvoje. Taip. Bet Danija irgi turi didesnę technologiją. Ten Danija turi kompiuterius. Nu, bet dabar Lietuvoje irgi sugrįžęs. Jo. Sugrįžo. Jo. Bet taip, kad kai praėjai mokyklą, pavyzdžiui, Lietuvoje tu ten dar turi rašyti. Tai čia turi rašyti irgi. Čia turi irgi rašyti. Nu, šiaip Danijai labiau jo, taip sako Kristupas, labiau ant kompiuterio, labiau... Taip, bet archyvai tau padeda prisiminti dalykus. Jo. Geriau nei rašyti ant Jo, kompiuterio. 100%. Čia- Dabar pas mus Danijai naujas eksperimentus daro. Dabar pas mus pastatys mokyklą mūsų miestelį ir ten yra projektų mokykla. Tai ateini tu į pamokas, susitinki su mokytojais ir visą dieną darai projektą. Savo projektą su savo grupė, darai projektą, kartais būna tų kitų pamokų, aišku, ateina. Bet viskas turi būti susijęs su toj projektu, nes tokį eksperimentą daro, ar tiek pat gali išmokti vaikai ar ne. Taip. Ir Danijai yra visokių privačių mokyklų, yra tokių efterskolė, kur Čia privačią čia mokyklą. privačią mokyklą, kur tu gyveni. Gali gyventi Taip. 8, 9, 10 klasiai, Taip. tuose privačiose mokyklose. Ir nematyti tėvų ten savaitę, grįžti savaitgaliais. Galėjai, jeigu nori, to nereikia. Jo, Taip. Jo. jo. Ir aš turėjau vieną dalyką šiandien paklausti, buvo jūsų geriausia gyvenimo Įvykis. įvykis jau. Čia aš per jaunas, tai sakyk, galim sakyti. Nu kol kas. Kad aš gimiau, kad aš šiandien atsikėliau, ką aš žinau. Kad gimiau. Kad gimiau arba aš šiandien atsikėliau. Labai geras atsakymas šiaip. Taip, kaip neprisimenu, bet... Taip, Ką turiu gerą gyvenimą? čia tau geriausias įvykis. Aš turiu geresnį gyvenimą negu kai kurie kiti vaikai. Taip, Pavyzdžiui, Indija, ką aš žinau. Na jo, Taip. skurdžiai gyvenam. taip. Tai O Kristai tavo gal geriausias. Mano irgi, kad turiu stovą, po kurio galiu miegoti. Tai geriausias įvykis. Įvykis, o ne geriausias dalykas. Įvykis tai. Bet tai irgi. Tu irgi sakei, kad... Aš žinau, kad aš gimiau, arba aš atsikėliau šiandien. Kai aš gimiau, nu, tai kai aš gimiau, tai pavyzdžiui, irgi. Mano geriausias įvykis. Gavau maistą šiandien. Pica. Šiandien. Jo. Gyvenime geriausias įvykis šiandien gavau picos. Jo. Nu, Tai šiandien tau mano taip geriausias skanu įvykis. buvo, tu net neverkiai, tu tiesiog valgiai. Jo, labai skanu buvo šiandien. O Kristai, gal tu turi? Gal kažkokį tai balių, galbūt buvau nuėjęs tam. Kai Kokį? buvau mažas. Galbūt. Variau į Vakarėlį tokį. krikštynės, man atrodo. Ai. Ir tam po to buvo atėjo kakamakė tokia fake. Nu, ne fake, bet kaip pasakyti, netikra. Kur tam buvo persirengus. Ir tam, man atrodo, buvau mažas vaikas, man labai patiko, buvo saldumynų prikimšau. Tai nu, ja. Čia tavo geriausias įvykis. Įvykis. Nu jo, kurį prisimenu Taip, dabar.
Koks to? Mano geriausias buvo, kad bronzą laimėjom su krepšiniu. Ir neseniai įdėjau į kašį. Jam, koks geras jausmas. Kaip tikro? Į tikrąją aukštą kašį po varžybų įdėjau. Prieš. Paprastai tiesiog. Jo, paprastai. Kiek čia metrų? Čia 3 3,5 m. Ir dar turiu plus 10 ar 7 cm pašokti, kad į kablį krautum dar. O. Čia belia kiek aš turiu. Jo. Jo, žiūrėjau faina. Na. Dar, aš nežinau, iš nieko sugalvojau, bet jeigu jūs norėtų kažkur keliauti, kur keliauti? Realiai, aš norėčiau į Ispaniją. Ispaniją. O, ten. Pasakyk, pavyzdžiui, kur? Kodėl? Į ten salą buvo kažkokia, tai neprisimenu. Ne, bet kodėl? Kodėl? Ten karšta yra. Afrikoje irgi karšta. Jo, gražios jūros. Afrikoje Ir irgi gražios jūros. gražus miestai gal. Nu, arba kai buvau mažas, aš Gražūs labai žmonės. norėjau- Jo, teisingai. Netgi norėčiau pažiūrėti El Clasico. Madridas prieš Ai, fulė, dėl futbolo norėtum žiūrėti. Nu, ne viską, bet irgi norėčiau, kai buvau mažas, visą laiką turėjau arba į Australiją nukeliauti tam, plaukti po tos koralus. Gali irgi Afrikoje. Ne, gali. Tai visą laiką. Ne, bet čia. Nu jo. O, Lukai, gal tu... Tai aš kol kas galvoju, perduodu šitam. Tai realiai, tai man labai patinka istorija. Tai Mongolija, ten nuvykti ir viską žinoti apie Džengis Kanas. Ai, apie Genkiam. Ką? Jo. Tai apie jis. Arba į Graikiją, nes ten filosofai, wow, istorija ten irgi wow. Arba į Italiją. Realiai, aš ten nuvyksiu į Rom, kaip aš sakiau praeitą epizodą. Tai tikrai šitos vietos. Nes Europoje turi tikrai vienus iš ilgiausių, didžiausių istorijos visam pasaulyje. Jo. Tai Tai būsi užaugęs istorikas ar ką? negaliu išdirbti pinigų. Tai kaip mokytojas arba muziejuje. Bet sakau, vis tiek, jeigu žinosi. Arba archeologas. Arba, žinai, ne per filmus, bet per dokumentiką šnekėt. Tie istorikai šneka. Jo. Ir aš žinau daug istorikų. Ne, bet tuos istorikus jie dirba kaip mokytojai arba kaip... Ai, nu jo. Bet ne, pavyzdžiui, žinai Alfredą Bumblauską? Ne. Vienas iš Lietuvos didžiausių istorikų, jis labai, aš sužiūrėjęs, kai plaukė per tos upę, per su tais laivais. Jisai, lemai, tiek daug žinodavo. Žiauriai daug. O Danielių daug Aha. noriu nukeliauti. Kur aš noriu? Po pasaulį visur. Ne, aš Ne, sakyk. svajonę turėdavau daug. Dabar artimiausia svajonė yra į Ameriką nuvažiuoti. Važiuosiu rudenį lygtai į Ameriką. Amerika. Ką tu? Čia Ai, žaisiu kašį. nereikia boikotinti Ameriką dabar. Na, Dabar reikėtų boikotinti Ameriką. o kas tas boikotinti reiškia? Gali paaiškinti? Čia kai jeigu viena šalis ar kažkoks veikėjas sako, kad aš šito... Sakykim, su Amerikos situacija, nieks nepatinka Donald Trump, ką jis daro. Tai mes manom, kad kai jiems būtų sunkiau, ne, tai mes neperki produktus už Amerikos. Todėl irgi netui gali susirasti žaizdę čia ir ta žaizdė reiškia, kad tas produktas yra padarytas į EU. Bet ne Europoje, nes Norvegija ir Anglija nėra į EU. Nėra Europos Sąjunga. Anglija. Nėra. Anglija irgi nėra Europos Sąjunga. Jie ne NATO. Jie NATO yra. NATO, bet ne Europos Bet ne Sąjunga. Europos Sąjunga. jo. Nes Europos Daug Sąjungai, skirtingų dalykų. nes Europos Sąjungoje jie kaip skirtingų healthcare dalykų. Jo. Kaip su make-up arba valgyti, kaip Jo, festas. supratau. Aha. Bet jo, apie svajonę, kur norėčiau nukeliauti. Aha. Ja, kaip Ameriką sakiau. Dar turėjau tokį norą, kada nors nukeliauti į Braziliją. Ten į Amazoną pažvėjot. 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 Bus nukastas. Man nesvarbu. Amazonas. Aš kasiu atgal. Ką? Aš kasiu atgal. Mane kastai, aš kasiu atgal. Kodėl Ne, ne? bet klausykit. Yra, suprantat, kiek tam gigantiškų žuvų arapaimo pagauta. Sakau. Jeigu tu nori Arba- gigantiškų žuvų, tai tau reikia jūrą, o ne... Jo, aš sakau, Amerikoje irgi tam būčiau pažvėjęs. Tai. Bet Aliaską irgi norėčiau pamanyti pagauti gigantiškų tų lašišų ten irgi. Kur ledu? Po Alias- ledu. Ne, ne. Ne, Ne, upėse, Aliaska. upėse. Ai, upėse.
Aliaska tai Aliaska yra prie- šiaurės Kanada. Nu, Amerika šitą. Čia Aliaška yra ta štai, kur mes Jo, žinau. O žinot fun fact apie Aliaską? Ko? Aš pasakysiu. Senais laikais Rusija turėjo Aliaską, ne? Aš ką tik tai pasakiau. Jo. Ir tada Rusai nieko gero nematė iš Aliaskos. Tipo, tiesiog ledynės. Ne, jiems reikėjo pinigų. Nereikėjo pinigų, jie tiesiog nesvarbu. Ir sakė, susitarė tam su Amerika, sakė, Amerika nupirko jie už $1 Aliaską. Ką? Aliaską nupirko už $1. Už vieną? Už $1. Netikiu. Bet už $1 nupirko. Labai pigiai, sakau, nupirko. Tikrai. Ir paskui įsiaiškino, kad ten iš tikrųjų yra gerų dalykų ten Aliaskai. Dabar nori reikalų. Ką? Dabar nori atgal. Ne, bet Dabar jie ne. nebegali, bet sakau. Negali. Bet nori. Bet, jo. Nu, būtų gerai, bet... Sibirė nes tiek daug negerai kaip Aliaska, nes kažkaip geriau buvo. Jo. O tu, Lukai, kur norėtum nukeliauti? Tai į Braziliją. Ko Tu ten? sakai. Ko ten? Ja, ten vogai. Ką? Ne, ten vogai, žiūri daug. Man nesvarbu. Man gerai būtų. Mhm. Aš noriu nukeliauti tenais, dėl to, kad, pavyzdžiui, karnivalas ten, žinai? Taip, va. Kaip į Rio. Jo, Rio. Rio. Jo. Noriu pamatyti tą stečijų. Taip, ten ne Jėzus. Jo, Jo, tai Jėzus. taip. Ką jis apvaidymą? Jo. Ir tada... Ką tas tenais? Tas šitie... Latinas. Jo, tarkim, jo. Taip. Tie paplūdimiai yra tenais, žmonės geri, vibes geras, Jo, street jo. food. Jie ten turi kažkokią ten... Ką jie ten turi iš maisto? Jie kažką ten daro? Daro. Kaip Ką ką? daro? O ne kokteilį. Aš irgi- Keptus paukščius, ką žinau. Ne, bet Pūgas. ten daug ką daro. Brazilija. Realiai, aš norėčiau į Kiniją, kad aš galėčiau paragauti šunį ir katę. Realiai. Taip. Aš šiaip girdėjau, kad šuo yra toks skanus. Katę aš dar nežinau. Man nerūpi. Aš iš girdėjęs, kad labai skanu. Kaip... O tu žinai, kaip yra žmogus, koks skonis žmogaus yra? Aš žiūrėjau per dokumentiką. Koks? Tai yra kaip paršų. O, žinai, Čia viską apie kur... kiauliena. Čia viską apie kur tu valgai. Jo, bet aš žiūrėjau tam dokumentiką, kaip ten kanibalų gentis, nuplėšė kitą kanibalų gentį. Ir ten baltas žmogus bandė paragauti, o, žinai, iškirtą žmogaus šonkaulius. Per dokumentiką. Biškį, nejauku buvo, bet sakė skonis kaip, kiaulienos. Čia viską apie kur tu Dabar aš valgai. norėčiau paragauti. Bet ten buvo išrūkyta. Tai Kinijoje aš tiek tokių dalykų valgyčiau. Pirmą dalyką aš valgyčiau būtų katė ar šunis. Aš jau kitą valgyčiau pirmą. O šikšnosparnį? Irgi valgyčiau. Aš išką, ką tu normaliai negalėtum valgyti, aš valgyčiau. Kai Kinė nuvažiuosi, negrįž, žinok. Aš vėliau Aš su nenoriu. Aš grįšiu. Kaip didelis grįšiu. Ten stovėsiu, žiūrėsiu, kur tu, Danieliu. Okay. O tu neplanuoji visą sieną prabėgti? Visą sieną? Kinijos sieną. Tipo, ilgi visą. Aš nežinau, kokį ilgis. Matom. Ilgas. Ilgas labai. Labai ilgas. Ne, Bent jau tiek. Mažiausiai tiek. ne, Nenorėtum prabėgti visą. numirčiau. Ne, ten žiauriai ilgai. Nu, tai gali Jo. vandens pasimvalgyti, pasimbėgti. Ne, tam pasiimti. Bet man atrodo, irgi kažkur daug vietų yra nugriuvę, tai... Tai reikėtų peršaukti kelis dalykus. Realiai čia... Peršok 100 metrų, nes nugriuvę. Ai, žinai. Faina. Labai fainai. Jo. Čia galvoju, šiandien viskas, ane? Jo. Jo. Ačiū Kristupai, kad šiandien atėjai. Ačiū Adomai. Ačiū. Ačiū. Ir ačiū mūsų Lukai. Tikiuosi, vėl susitiksime kitame epizode. Galbūt. Jo. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Prisiminkit, parašykit komentarą, jeigu kažko nori daugiau sužinot, apie ką šnekėti. Jo. Ir čia viskas. Prisiminkit, subscribinti, laikinti, ar kaip čia, abonuoti jo. Iki!